Gerai, aš tau dabar skaitau, o tu žiūrėk, kokia tau informacija ateis. Mhm. Pajutau levitaciją, pranėriau lubas ir patekau į senovinį dvarą, primenantį dabartinius senovinius Airijos Anglijos viešbučius. Atsiduriu viename iš kambarių, kuriame yra vyras. Atsiprašau. Kuriame yra vyras, aš jo neatpažįstu, bet mano siela atpažįsta. Ji prisiglaudžia prie jo ir pati tarsi iš šalies išgirstu savo balsą. Aš tavęs labai pasiilgau. Jis man irgi atsako, aš irgi tavęs labai pasiilgau. Pamenu, kad klausiu jo, koks dabar yra laikmetis. Jis nesupranta mano klausimo, gal 3 kartus klausiu ir jei teisingai įsidėmiu, 1219 metai. Man norėjosi įsiminti detalių. Tada atsiduriu kaip koridoriuje to paties dvaro ir klausiu pasąmonės, ką tu man nori čia parodyti. Ir pajaučiu kūnų stumtelėjimą eiti prieki prie staliuko, ant kurio guli vėrinys lyg gintarinis. Ir aš sakau, ak, gintariukai, užsidedu tą vėrinį savo ant kaklo, pasižiūriu į šalia kabantį veidrodį ir matau save. Ir apsidžiaugiau, sakau, oho, kokia aš panaši dabartinė save. Tik matau truputį senovinių rūbų, plaukai kitaip surašti. Ir tuo metu grįžau į savo kūną. Mhm. Labai, labai, labai šauni kelionė, labai. Jo, čia tavo astralas jau nukeliavo į tavo praeitį, žinok. Bet kaip įdomiai, kai supranti, kaip ta atmintis, tie prisiminimai kažkaip yra įrašyti tavo sielą. Ir dabar kažkaip atrodo nusikeliam su tavim kartu į tą laikmetį. Prabangus, ane, ten ta vieta, kur tu buvai, labai tokia prabangiai. Labai prabangiai atrodo, kaip, net sakau, kaip rūmai. Bet su kuo aš dabar galėjau sugretinti, tai su matytais gal tokiais senoviniais Airijos viešbučiais Anglijos. Man toks jausmas, kad ten ne viešbutis buvo. Tai ne Nu, ten viešbutis, prasme aš tik sulygini, dabartinis aha. protas lygina, toks Taip, jausmas, taip, kad ten taip. labiau kaip dvaras koks buvo. Aha, grinai. Kažkaip aš matau tą vyrą dabar taip sėdinti, jis kažkur sėdi ir man tokia kaip su baltais tokiais marškiniais. Taip ir buvo. Eik tu sau. Su baltais marškiniais, atrodo, kaip jūs būtumėt iš po geros romantiškos nakties, kažkas tokio, žinok. Ir tas toksai išsiilgimas, pasiilgimas, tokia meilė, žinai, abipusė. Labai daug tokios aistros ir tokio ilgesio, nes tas vyras atrodo, kad jisai pastoviai toksai kaip ir užsiėmęs, žinai, kažkoks ar bajoras, nu kažkokią statusą turintis, kad jisai labai išvaizdus ir tu jo kažkaip lauki, labai, labai jo lauki, labai jo ilgisi. Nu, iš tikrųjų ir jis tavęs ilgisi labai smarkiai, žinai. Rodo laiškai, jūs susirašinėjat, arkliai karietos, kažkaip man išmeta, žinai, tokia epoka. Ir jis tau kaip sielos dvynys, žmogaus, kurio tu ilgiesi ir šiame gyvenime, supranti, vat. Tu jo ilgiesi jo. Ar Veidrodis. dėl to pasąmonė ir nuvedė, nes aš nedaviau jokios konkrečios užduoties. Aš pajutau, kad man nori kažką parodyti ir sakau, tu vesk ir rodyk. Tai taip, čia, supranti, pasąmonė jau žino, kas yra iš tikrųjų tau svarbu. Ir tas veidrodis tai gali būti irgi portalai, pro kurį tu keliauji, ne? Ir tas gintarinis vėrinys, man toks jausmas, kad tai buvo kažkokia tai jo dovana tau.
Mhm. Ir tu labai kažkaip, jis žinojo, kad tu labai myli tą vat gintarą, žinai, kažkaip gintaras susijęs su gydymu Mhm. ir su kažkaip tais kažkoks yra gylis tarp tavęs ir to gintaro, kažkoks irgi ryšys. Labai gražus prisiminimas, supranti, tas gintaras tau sukelia, tu, pavyzdžiui, tau patinka tas papuošalas, tai ne, tau patinka dėl to, kai jisai tau sukelia labai gerus kažkokius šiltus prisiminimus. Jisai tau Mhm. kaip kodas kažkoks, tai supranti, tu per gintarą gali atverti kelius, klodus, kažkaip išplėsti savo pasąmonę plačiau. Kažkaip tai yra labai Mhm. ypatingas būtent tau tas akmuo gintaras. Gal netgi mano šita atmintis visa per gintarą kažkaip sugrįžta. Man tai tave iš visą gintarinę rodo, tavo tą gintariukai. Jo, taip, sugrįžtų, žinau, kažkaip atrodo per gintarą. Mhm. Gerai, tada aš dar. Tai čia buvo toksai kaip atsiminimas, ar ne? Aha, čia Grynai grynas. atsiminimas, nes aš kaip stebėjau, bet jutau iš savęs vat einančius tos žodžius. Kai aš klausiau apie laikmetį, tai buvo dabartinė aš klausiau apie laikmetį, Taip, nes man įdomu buvo, kur aš čia pakliuvau. Mhm. Bet iš manęs ėjo tie žodžiai, kad aš tavęs pasilgau ir aš kaip tarsi pati kalbėjau, bet save iš šalies girdėjau. Tai Jo. čia jau kaip atsiminimas, ar ne? Mhm. Aha. Bet Tu kai aš jo įsikūnei. klausiau apie tą laikmetį ir jis man atsakė, tai kaip aš čia dabar įėjau į tą prisiminimą, bet tuo pačiu ir ne tik mačiau, bet ir klausiau. Kaip čia taip įdomiai. Jo, tu nuėjai į tą laikmetį, nes kažkaip sielos užregistruoja visą informaciją, ne? Mhm. Ir man toks atrodo jausmas, mat reikėtų man, pavyzdžiui, suprast, ar vat tas tavo vyras, ane, kur tu ten jį labai mylėjai, ar yra reinkarnavęsis čia? Tai dabar man tas klausimas irgi įdomus, aš buvau užsirašiusi, ar jis yra dabar reinkarnavęsis, ar jis yra mano aplinkoje, ar šiaip, ta prasme, yra reinkarnavęsis. Man eina žodis, kad taip. Reinkarnavęsis, bet jis ne Lietuvoj. Aha. O gal tu jauti kur? Bet va taip ir jaučiu link Škotijos, Velso, kažkur va toj pusėje. Oho. Mhm. Ar yra planas susitikti šiame gyvenime? Ar mes, o gal mes buvome susitikę? Ne, nebuvot. Šiam gyvenime jūs dar nebuvot susitikę. Mhm. Kažkaip toks jausmas, kad jis kažkaip per sapnus irgi kažkokias tai vizijas mato apie tave. Mhm. Bandau suprast, ką jis veikia, ką jis daro šiam gyvenime. Mhm. Gerai, pasižiūrėk, gal tau ryškėja, kaip jis atrodo, kuo jis užsiema, kokio jis amžiaus dabar. Nu, žinok, man rodo, kai jisai turi šeimą šiam gyvenime, bet jis kažkaip atrodo nelabai patenkins savo santykiais, jis kažkaip jaučia, kad tai ne tas žmogus, žinai, gyvena taip, kad nugyventų, žinai, iš kažkaip tais įpročio, nu, to prisirišimo, ne? Mhm. Irgi rodo kažkoks tarsi verslas pas jį kažkokiais, turi kažkokio ofise, kažkur jisai ten dirba, ten prie kompų kažką jisai ten. IT Mhm. manager kažkas va tokio, žinok, va taip eina tokie žodžiai, IT kažkoks tai viršininkas. O Kažkas su gal ar kompiuteriais. tu matai, kaip jis atrodo? Ar gali pamatyti jo išvaizdą, jeigu aš kada kartais jį sutikčiau?
Aukštas toks, plaukai šviesūs, tokie rusvi, žinai. Ir rudumą, bet ne tamsiai rudi, žinai, tokie. Toks, jam kažkur apie 40 metų, žinok. Oda tokia, jisai, supranti, labai įdomiai atrodo, jisai nėra labai toks išbliškęs, jis tokį turi truputį, ar jisai, žinai, man toks jausmas, kad jisai labai keliauja po į tokias tropines šalis kažkaip, nes įdegis pas jį toksai, žinai, kaip nuo saulės grynai, kad, matos, kad keliaujantis turistas kažkaip mėgsta keliones labai prie pinigų. O taip rengiasi, tai va tokie kažkaip, matau, baltinukai, džinsiukai, žinai, arba kažkokias kostiuminės kelnes, taip keičia, žinai, jisai gali ir tą kaklarištį pasirišti, gali ir be kaklariščio, gali ir kažkokį džemperį, va taip va visai po tokia. Tai tu matai tą Great Britain, Didžioji Britanija, ar ne, kažkur ties? Link Velso, Škotijos, link Britanijos, link tos pusės. Gerai, o dabar jis mato tas vizijas apie mane, ar ne? Sapnuoja. Ar jis kažką supranta, suvokia? Jo, žinok, jisai kažkaip, man rodo, kad jisai labai domisi irgi, Ar jam kyla klausimai? Jisai domisi, man rodo, kad jis domisi tais, kosmosu irgi, žinok, astralinio projekto, tokias knygas, žinai, pas jį ateiviai, jo, jisai prisidės astronomiją, tokių, jis klausia, jis užduoda klausimus, matyti, jisai irgi norėjo su tiem susijungti. Žiūrėk, tai gal mes galime jį pasikviesti dabar, jo sielą, ar ne? Pakviečia šį. Pakviečia 3, 2, 1. Jo, aš matau jį dabar kaip šviesos kūną, eterinėje erdvėje. Jis atėjo. Ar jis atpažįsta? Šypsosi jisai. Žiūri, šypsosi. Tu irgi žiūri, šypsosi, jūs vienas kitą atpažįstat. Ir sielų vibracijas, kažkaip taip jo. Nes aš jūs matau kaip sielos kūnus tenais. Kažkaip atpažįstat vienas kitą. Tai tada apsikeičiam informaciją, aš parodau šitą. Aš jau matau, jūs kažkaip duodat vienas kitam informacinius burbuliukus, taip iš rankų į rankas, ne kažkaip, jis tau į burną įdeda ir tu jam į burną įdedi tos informacinius burbuliukus, aš matau. Taip labai gražiai, žinai, kaip būna mylimieji, kai geria, žinai, būna taurės ir geria taip iš rankų, žinai. Tokia, jūs taip su tais burbuliukais apsikeitėt. Taip labai elegantiška, tokia elegancija jaučiama labai labai smarkiai. Geras. Tai gal mes susitiksim kokios kelionės metu, nes mane irgi tropikai visur vilioja. Gali būti, jeigu bus jūsų tokia intencija, tai galite ir susitikti. Geras būtų, ar ne? Fainai. O žiūrėk, ar mes turėjome daugiau gyvenimų kartu? Ar tai yra artima siela? Toks jausmas, kad jūs buvo susitikę ne kartą, kažkaip jau sena artima siela. Jis tokia kaip nostalgija jaučia, žinok, jis kažkaip ilgisi tavęs labai. Jo. Žiūrėk, labai įdomus klausimas man dabar kyla. Prisimeni tą slavų šokį, baltai apsirengusius žmonės, ir tu irgi tau ypatingai labai pasąmonę rodė tą porą, aš kur buvau su kažkokiu vyru, ar tai gali būti tas pats vyras, ta pati siela? Manau, kad gali būti. Nes man taip ir nepavyko sugrįžti į tą būtent reinkarnaciją pasižiūrėti. Jo, nes man toks jausmas, kad su tuo vyru labai nemažai reinkarnacijos turėjus. Jis vis pas tave kažkaip, jis nėra karminis, jis tai tiesiog yra tavo sielos dalis kažkokia tai, sielos. Žiūrėk, o ar tu minėjai, kad jis yra kaip sielos dvynys, ar jis yra mano sielos dvynys?
Ir žinok, labai rezonuoja, kad jis yra. Mhm. Mhm. Ar tu gali patvirtinti, kad Bet tuos taip, žinai, taip? truputėlį, bet kaip žinai, kaip vat, va, pavyzdžiui, kai mes turim tos sielos dvynius, bet aš matau tokias kaip uždėtos, žinai, specialiai sudarytos tokios programos padarytos, kad nesusitiktumėt, tarkim, mane kažkaip, vat, jisai va, turi Mhm. savo, atrodo, gyvenimą, bet jeigu dabar tu išreiški tą vat, intenciją, kad tu vis tiek nori su juo susitikti, tai yra jau tokia galimybė, žinai, kad jūs ir susitiksit, bet vat, atrodo, čia daug tokių vat, žmonių yra, kur turi savo tas antras pusės, bet yra sudarytos sąlygos, tokios programos ar aplinkybės, žinai, kad nesusitiktų, kad tik nesusitiktų. O kodėl neleidžia susitikti sielos dvyniams? Baimės kažkokios, kažko bijo, kad kai du žmonės susitinka, kažkaip jie yra kažkaip tvirtesni, stipresni, žinai, mažiau pažeidžiami. Mhm. Kažkaip Ir aišku, atrodo tokios šeimos yra jau labai galingos, ar ne, kai tokioje galingos. šeimoje gimsta vaikai Taip. ir visa kita, aišku. Aš išreiškiu savo valią naikinti visas šitas kliūtis. Aš noriu susitikti savo sielos dvynį šiame gyvenime. Mhm. Aš išreiškiu tą intenciją, norą susitikti. Ir Jo. jeigu jis irgi nori to paties, tai tegul ta intencija susijungia, kad būtų dar stipresnė. Jo, jis nori, nes nori susitikti, aha. Mhm. Ar tas Mhm. laikmetis, kurį aš nuskaičiau, ar įsidėmėjau, ar jis atitinka? Atitinka ką? E, Aš jo klausiu, koks yra laikmetis, kokie metai, ir sakė 1219. Ar tai teisinga informacija? Nu, manau, kad taip, jeigu tokią žinią gavai, kažkaip. Aha. Kažkaip, nežinau, man tiesiog buvo labai svarbu kažkokių detalių parsinešti. Aha, tai gerai. Atmintis labai greitai dingsta, vis kažkas pasimiršta, tai kažkaip turėjau tą tokį norą kažkokią detalę parsinešti. Ar yra kažkas, ką tu dar nuskaitai iš šitos kelionės, projekcijos, ar yra kažkas dar, ką pasąmonė nori parodyti? Aš kažkaip dabar, kai į tavo tą vat kelionę, žinai, analizuoju ir matau, kas vyksta, ir kažkaip man dėl savo vyro kažkaip, žinai, galvoju, kad kažkokį prisimenu kažkokį tai etapą. Žinai, yra kažkokia kaip tarsi sielos, ar ne, kažkokia tai vieta, ten kažkokia ypatinga, bet prie šaltinio kažkaip jaučiu. Ir mes esame dalis tokia kaip atskiros dalelės, bet kaip ir visuma, ir mes kaip susiliejame su pačiu to absoliutu, žinai. Mes esame jau tampam kaip ir jo dalis, bet mes vis kažkaip sugrįžtam, ar ne, tarkim, į žemę dėl patirčių ar dar kažko, tai aišku, būna įvairių tų situacijų, kad mumis ir nubloškia per prievartą, čia visko, žinai, tokių kelionių yra, ta prasme, mūsų kaip ir patirtis, ne gyvenimo. Ir toliau rodo, žinai, vat, mane ir mano dabartinį vyrą, ir toks kaip vat sielų kažkoks taip kaip ir susitarimas, kad mes susitiksim. Mes rasim vienas kitą. Mes rasim vienas kitą, ir dar, žinai, ir atsimenu, sako, tu vat gimsi tam žemynė, o aš gimsiu tam žemynė, bet sako, mes rasim kelią, kaip susitikti. Eik, sako, kaip man vibruoja visą galvą dabar, žinok.
Bet mes vis tiek rasim kelią susitikti. Ir dabar, kai aš Vau. tai išjaučiu, žinai, tai aš galvoju, kad mano vyras iš tikrųjų yra mano tas sielos dvynys. Nu, aš jo ilgai iš tikrųjų ieškojau. Nu, ne tai, kad ieškojau, bet ilgai laukiau ir aš netgi buvau tokioj minty, kad, nu, aš neturėsiu, žinai. Bet man toks jausmas, aišku, mūsų požiūrį šiam gyvenimą kažkokie, nu, skiriasi vis dėlto, bet yra tas dar, supranti, išlikęs kažkoks tai, kažkas yra, supranti. Nuostabu. Jo, kažkas yra. Tai vat aš prisimenu tą vat variantą. Tai žinai, taip dabar taip su šypsena, aš matau, kad kaip mes kaip atpažinsim, žinai, netgi buvo duota informacija, kaip jisai atrodys, bet mes pamirštam. Tai mums kažkas užamnezuoja, kai mes grįžtam čia. Bet jau tada mes žinojom. Wow. Jo. Kaip jums pasisekė? Kaip jums pasisekė, kaip šaunu. Gerai. Bet žinai, Saulė, vat tokių sutarčių būna sielų, bet kažkas atsitinka, man rodo, kažkokius tunelius, kažkokias trūbas ir kažkokie užmetimai, kažkokie sluoksniai padaryti, kažkas interferuojama. O aš buvau vat šiam gyvenime, mes buvome šiam gyvenime, vat taip irgi tas toksai tikslas, nu aš neabejoju, kad sielos dvyniai visada ieško vienas kitą, ar ne? Taip. Kiekvienam gyvenime bando surasti. Nes aš skaityk, aš ir į Airiją buvau išvažiavusi, gyvenau tam ilgą laiką, gana arti, ar ne? Matai, kažkaip tais, man toks jausmas, kad jūs vis tiek susitinkat, nes ten toj erdvėje nėra laiko, ne? O mums atrodo čia amžiais, žinai, kaip sakant. Galbūt kažkaip intenciją reikėtų pakeisti, tarkim, aš nežinau, bet aš manau, kad sielos vis tiek žino kažką tai, kad čia va fizinė plotmė yra ir laikas, ir, nu, žinai. Bet sakau, čia kažkokie išsiplėšimai yra. Bet vis tiek vat iššoka sielos, žiūrėk, ar tarp jūsų su vyru panašus yra amžius? Jo, panašus. Nu, Jis 5 metais vyresnis. Bet vis tiek vat iššokate ne į tą patį, nu, kad ne 20, ne 30 metų skirtumą. Ai, ne, jo. Vis tik sugebat iššokti ir kaip tu sakai dabar apie mano dabartinį sielos dvynį, tai irgi ta pati grupė amžiaus. Jo. Aha, o žiūrėk, tada tavęs dar paklausiu vieno klausimo. Aš dar keletą dienų po kalėdų ėjau miegoti ir pajutau tokią vidinę tylą, tokią, kurią labai ilgai galiu išlaikyti ir pagalvoju, o koksai įdomus momentas, nes man dažniausiai protas kaip laukinis žirgas, žinai. Tai net nusistebėjau. Ir aš užsnūdau truputį, nuėjau į tą būseną tokia tarp miego ir nemiego. Ir aš žinau, kad aš aktyviai su kažkuo labai bendravau. Tik mano protas, kai įsijungė, tas viskas dingo ir niekaip nesugebėjau atsiminti. Bet jausmas buvo labai artima moteriška energija. Aš netgi, man atrodo, vizualiai kažką priešais save mačiau ir kai pradėjau matyti, gal tada ir įsijungė protas. Buvo mintis, gal aš su kažkuria savo dalimi bendrauju. Atsimerkiau ir niekaip negalėjau prisiminti absoliučiai nieko, nei pokalbio turinio, nieko. Tiesiog buvo tas aiškus toks žinojimas, kad labai išsijuosus su kažkom čiauškėjau. Ar tau ateina kokia informacija? Man kodėl dabar tas iškilo, netgi aš pagalvoju apie tą savo sielos dvynį, gal mes kažkaip susitikome. Bandau išjausti tą situaciją. Man toks jausmas, kad tu bendravai su savo kažkokia spirit guide.
Gerai, prisiartink dabar šitą vaizdą. Nebepaleidžiam jo, nes aš neturiu tokių aiškių detalių. Tiesiog liko jausmas, žinojimas. Jausmas žinojimas išliko, tai aš ją matau tokia kaip švytinčia tokia, žinai, kaip šviesos tarsi kūną ir tokia šviesiais, banguotais, ilgais plaukais. Veido nesimato, nes jinai labai labai tokia švytinti, transparent, tokia permatoma. Ar ji yra mano pačios dalis, ar tai yra sielos, ta gydė tiesiog artimai susiję kažkoks ryšys? Man eina tas pirmas variantas, kas sielos gydė. Tai aš teisingai jutau, nes, kaip sakau, jutosi moteriška energija. Nes tas čiauškėjimas toksai su moterimis būna toksai. Labai labai toks lengvas bendravimas. Taip. Ir ha, ten tokie, Grynai, žinai, jaučiu. Taip. Labai malonus toksai, žinai, toksai grynai moteriškas pokalbis. Tik nesuprantu, apie ką, kažkaip neleidžia man, neduoda informacijos, apie ką jūs kalbėjot. Tai tu aš tau suteikiu priėjimą prie savęs, tu tiesiog įeik į mane ir nuskaityk šitą informaciją iš mano susijung visiškai su mano pasąmonė, aš tau duodu leidimą. Ir žiūrėk, mano prisiminimai, kažkokios tai išdaigos, kažkokie tai šmaikštumas jaučiamas labai. Kad tu turėjai kažką, jinai tam pasakoja, tu turėjai taip padaryti, o padarei taip ir, žinai, gavosi taip, kažkaip, taip, žinai. Ir juokiasi, toks kaip anekdotas, supranti, jinai pasakoja. Tau taip, žinai, ir jis abi kvatoja. Čia kažkokie prisiminimai, kažkokias tavo žinios. Žiūrėk, kad jinai tipo tau bandė kažką tau tipo tarsi patart, padėti, tu padarai biški kitaip, žinai, pasukai tuo keliu, man kelius rodo, labai daug kelių, žinai, kad jinai tave veda. O čia jie dabar šiame gyvenime tos mano pasirinkimus rodo, ar tai yra prisiminimas iš kitų gyvenimų? Ir šiame, ir prisiminimas iš kitų gyvenimų, jo, bet toks, supranti, tas juokas toksai, nežemiškas, tas toksai, tie prisiminimai tokie, nežinau kaip perteikti tau. Geras. O aš su ja šitaip dažnai bendrauju, tik dabar tą išjaučiau, ar aš ją kažkaip pasikviečiau, ar ji pati atėjo? Kažkaip per pasąmonę, kažkaip telepatija, kad jūs dažnai bendraujat iš tikrųjų, bet tu neprisimeni. Kažkaip pasąmonė užfiksuoja, kažkaip jo. Ir jo, sakau, matau daug tokių, žinai, šviesių kelių, jinai rodo tau, žinai, ar tas, ir tu, pavyzdžiui, tau šnapžda kažką, ir tu paėmė jį visai, pumti kitą pusę, žinai. Bet kažkaip tu randi išėjimą visą laiką. O čia nėra ji, aš netgi tose kelionėse jaučiu tokį lengvą, tokį, kaip sakau, per petį paplekšnojimą, kur sakau, mano siela matyti pasąmonė su jumoru yra stipri tokia. Jo. Čia ji? Jaučiu, yra, labai daug humoro, Nes labai visada taip juokingai tam stumteli, ar tas paplekšnojimas per petį, aš jau ne vieną kartą gaunu tokį ir galvoju, kas čia yra. Geras. Ar jį kažką nori dabar perduoti? Šiaip labai fainiai. Jis sako, nepamiršk, kad aš tave labai myliu. Taip, jinai sako. Gerai, labai smagu. Ačiū tau, kad ištransliavai ir pamatė. Tai aš tada atsijungiu mano tos informacijos. Man toks vienas vaizdinys iškilo.
aš matau save, žinok, ant tokių kaip